Mums žinomi ar nauji garsai, gilesnių ar labiau paviršutiniškų srovių virpesiai, spalvos, kvapai ar pojūčiai. Mus kasdien gali nukreipti vis kitą linkme. Sveiki atvykę į vidinės ir fizinės pusiausvyros praktiką, kuri leis visas vibracijas tiek sušvelninti, tiek prisijaukinti. Namaste. Atsiklaupiame ant kelių ir leisdami dubenį žemyn link kulnų įtūpiame vaiko pozą. Rankos lieka virš galvos aktyvios nuo pirštų galiukų iki pečių. Krūtinę guldome žemyn, pajusdami kaip kūnas įsižemina. Lėtai pereiname į žemyn žiūrintį šunį. Lengvas paspirokliavimas kojomis leis apšildyti pakinklius ir labiau prisijaukinti pozą. Nugara lieka tiesi, rankos tvirtos, įremtos į kilimėlį. Kairę ranką siekiame dešinės kojos blauzdą. Mūsų pusiausvyrai nemažas iššūkis, kaip ir priekyje likusiai rankai, tačiau neabejotinai tai kažkas naujo jūsų kūnams ir dar šiandien jis už tai jums padėkos maloniu tonusu. Sugrįžtame į pradinę padėtį ir keičiame puses. Sutelkite dėmesį į tai, kokios skirtingos mūsų dvi kūno pusės. Kaip kitaip jos reaguoja į tas pačias pozas. Juk ir mes priimame įvairias kasdieninės situacijas nevienodai. Žemyn žiūrinti šuo. Spirokliuojame, galime sulenkti kelius ir po truputį juos tiesinti kulnus, stumiant žemyn. Įkvėpiame ir dešinę koją statome tarp rankų. Kairės kojos kulną paguldome ant takelio. Įsižeminame bei kylame viršutinę kūno dalimi aukštyn. Ji lieka tiksliai per centrą, o rankas tvirtai ištiesiame. Abi pėdos įžemintos. Jauskite žemę po savo kojomis, tai padės išlaikyti pusiausvyrą. Delnus dedame ant žemės, žemyn žiūrinti šuo. Kai būsite pasiruošę, tą pačią antrojo kario pozą kartokite kairę koją išvesdami į priekį tarp rankų. Galinės kojos kulnas ant žemės, kylame aukštyn. Priekinė koja lieka sulenkta 90 laipsnių kampu, kojų raumenys įtempti. Su iškvėpimu dedame delnus ant žemės ir sugrįžtame į žemyn žiūrintį šunį. Įkvėpiam aukštą lentą. Iškvėpiame, leidžiamės į žemą lentą. Įkvėpiame aukštyn žiūrintį šuo. Iškvėpiam žemyn žiūrintį šuo. Tiesia nugara dubenį keliame aukštyn. Su įkvėpimu išvedame dešinę koją tarp savo rankų. Kelias virš kulno, keliamės aukštyn, rankas tiesiame virš galvos.
Jei tvirtai jaučiate pusiausvyrą, rankas sudedame prie širdies ir po truputį sukamės į dešinę pusę. Kairė alkūnė prie dešinio kelio išorinės pusės. Kvėpuojame tolygiai, bei su kiekvienu iškvėpimu pasisukame dar labiau, o įkvėpimu išilginame nugarą. Įkvėpiame į rankas, grąžiname virš galvos. Iškvėpiame ir pereiname į žemos lentos pozą. Įkvėpiame aukštyn žiūrinti šuo. Iškvėpiam žemyn žiūrinti šuo. Su įkvėpimu išvedame kairę koją tarp rankų. Kelias virš kulno, galinės kojos kulną stumiame į gale esančią nematomą sieną. Keliame viršutinę kūno dalį aukštyn, o rankas virš galvos. Viskas gerai, jei pusiausvyrą sunkiau išlaikyti vienoje iš pusių. Nusišypsom ir pasimėgaujam kūno siunčiamais potyriais. Rankas vedame prie širdies ir pasisukame į kairę pusę. Krūtinę atveriame į dangų. Su įkvėpimu vėl pakeliame rankas aukštyn. Iškvėpiame, leidžiamės į žemą lentą. Įkvėpiame aukštyn žiūrinti šuo. Su iškvėpimu pailsime žemyn žiūrinčio šuns pozoje. Taku einame rankų link, atpalaiduojame sprandą, atpalaiduojame sąmonę. Pražergiame kojas pečių plotyje, keliai lieka sulenkti. Rankas keliame į viršų, kėdė. Dubenį sodiname žemyn. Rankos prie širdies bei rotaciniu judesiu pasisukame į dešinėje pusę, nekeisdami kojų padėties. Įkvepiam, keliam rankas aukštyn, sugrįždami į centrą, o iškvepiant sukamės į kairę pusę. Rankos prie širdies. Įkvepiam, rankos virš galvos, kėdės poza. Iškvepiam, atpalaiduotą viršutinę kūno dalį leidžiam žemyn. Pėdomis paeiname į takelio šonus, o delnus siunčiame atgal už kulnų. Giliai įtūpiame ir... Jei dar nesisupote ant savo rankų, šiandien puikiai diena tai išbandyti. Pajusti ir surasti tą aukso vidurį, leidžiantį maksimaliai saugiai ir stabiliai siūbuotis ant rankų. Nusileidžiame ant pėdų, krūtinės lasta gulime ant sulenktų kelių. Įkvepiam ir ištiesinam nugarą. Delnai gali likti ant šlaunų, blauzdų arba kilimėlio. Sulenkiame kelius ir pereiname į žemyn žiūrintį šunį.
Sugrįžtame į vaiko pozą. Malonaus laiko ir vidinės pusiausvyros. Jums ačiū sakau aš bei jūsų kūnai. Namaste.